Labą dieną visiems. Tai aš esu Aistis Bagdonas, Konica Minolta Baltija marketingo projektų vadovas. Dėkoju visiems susirinkusiems. Šiandien mūsų svečias kibernetinio saugumo specialistas Marius Pereščius ir jis šiandien kalbės apie NIS2 direktyvą ir kaip ji yra susijusi su spausdinimo infrastruktūra. Tai ilgai negaištant, perleidžiu žodį Mariui ir linkiu visiems gero seminaro. Dar paminėsiu, kad jei turite klausimų, juos galite užduoti viso seminaro metu ir pabaigoje stengsimės juos visus atsakyti. Tai ką, dėkui Jums ir tada perleidžiu žodį Mariui. Sveiki gyvi, labas rytas, šiandien biškį vėluojantis, bet tikiuosi bus įdomu. Tie, kurie suplanavę savo laiką ir strikt pabėgs po renginį 11 valandą, tiem rekomenduoju vėliau pasižiūrėti video įrašą. Pabandysime stilpti laiką, bet kaip visada, pusvalandukų visą laiką užtempiam, kartais šiek tiek daugiau, kartais mažiau. Šiandien pranešimo tema susijusi su spausdinimu. Na, spausdinimas matot. Iki šiol mes visi įsivaizdavom, kad spausdinimas yra saugus, bet kaip rodo mano asmeninė patirtis ir patirtis pas kolegas kitose šalyse, yra labai daug pažeidžiamų printerių ir kitokių multifunkcinių įrenginių visam pasaulyje. Pavieniais atvejais sako, kad skanuodami pasaulinius IP adresus atranda nuo 10 iki 100 tūkstančių atvirų spausdinimui, skanavimui, duomenų pasisavinimui, spausdinimui renginių. Tai apie tai mes ir pašnekėsim šiandien. Tuo pačiu papasakosiu apie NIS2 direktyvą, kuri pradeda galioti nuo kitos savaitės. Labai juokinga, bet na, taip jau būna. Aš pradžiai irgi užsikrausiu tada skaidrės ir pabandom padirbėti su turinio. Taip. Teamsai, kuriuo aš labai nemėgstu, bet ką darysi. Taip jau nutinka. Taigi, aš manau, kol kraunasi, pabandau šitą papasakoti, prisistatyti save. Aš esu Marius Pereščius, dalis iš jūsų turbūt mane pažįstate. Kaip ta, kuris daug šneka apie kibernetinį saugumą, aš tai darau jau paskutinius 25 metus Lietuvoje. Iki tol visą tai buvo rodoma kaip perteklinė informacija. Pirmi keletą metų iš viso buvo, sako, tai tas daug pasakoja ir to niekam nereikia. Internetą turim, žiūrėk, modemų prisiskambinam, viskas veikia, nieks čia nieko nelaužia, jokių hakerių neegzistuoja, antivirusų niekam nereikia. Na, taip jau buvo. Bet, kaip rodo patirtis, praktiškai Lietuvoje įsilaužimai ir virusai aktyviai dirba nuo 98 metų. Neskaičiuokim interneto atsiradimo, neskaičiuokim fidonetinių laikų. Jau ir tada kažką turėjom. Tai pradžiai, ko gero, iš mano pusės, aš labai prašyčiau, kad klausimus užduotumėte į chatą, pabandysiu juos atsakyti eigoje. Mano asmeninė patirtis su IT nuo 85 metų, kažkada buvęs Black Hat hakeris, paskutinius 25 metus perėjęs į baltą pusę, vykdau mokymus, dalyvauju renginiuose, pavieniais atvejais dalyvauju įvairiuose turnyruose, kur rungiasi saugumo specialistai. Padedu kurti mokymų programas, padedu organizacijoms ir privatiems asmenims tapti šiek tiek saugesniems. Anksčiau užsiimdavau dar ir įstatymų leidybą ir padėdavau jos koreguoti, bet paskutiniu metu mano ekspertizė yra nukreipta į privačius asmenis, į valstybinės institucijas ir prie įstatymų leidybos neprisideda. Lietuvoje. Vykdau vairius mokymus, tiek paprastus, tiek susijusius su kibernetiniu saugumu, verslais, saugumu namuose, šeimoje ir panašiai. Vykdau visokias kitokias įdomias veiklas, pagalbą Ukrainai ir
kemperių kūrimas, skraidimas, tailingas ir panašiai. Gerai, judam prie temos. NIS 2 direktyva, keistas dalykas, kurio mums senai reikėjo, bet mes galvom, kad mes tai pasidarysim patys. Bet Europos Sąjunga nusprendė už mus ir nuleido iš viršaus didelį direktyvos paketą, kurį mes turime paruošti ir pritaikyti prie mūsų jau egzistuojančių lietuviškų įstatymų ir į tuos įstatymus turi atsirasti pakeitimai dar iki kitos savaitės, 17 dieną, paskutinė diena, nuo 18 viskas įsigalioja. Tai iš įdomesnių dalykų, kas ten atsiranda? Atsiranda minimalų saugumo standartai organizacijams, kokį dokumentų paketą turi turėti, kokios turi būti procedūros, kaip turi būti apmokomi žmonės ir visa kita. Aš paskui plačiau apie tai išsiplėsiu. Atsirado sektoriai ir veiklos rytis organizacijų, kurioms tai yra taikoma. Taikymas vėlgi specifinis, kaip pavyzdys, jie įvardino kritinius sektorius, jie įvardino svarbius sektorius. Tai iš kritinių sektorių, kurie yra paminėtini, bet tai nėra galutinis sąrašas. Energetika, transportas, bankininkystė, finansinių rinkų infrastruktūra, sveikatos priežiūra, geriamasis vanduo, nuotekos, skaitmeninė infrastruktūra, informacinės paslaugos ir jų valdymas, verslas verslui, valstybė verslui, viešasis administravimas ir kosmosas. Mes turėsim dabar kosmono tematiką savo Europos komisarą, tikiuosi kosmosas ateis ir Lietuvą ir netapsimės kosmonautais. Ir paraleliai su tuo atsiranda dar dalykai susiję su šiek tiek mažiau svarbia infrastruktūra. Tai paštas, kurjeriai, komunikacijos, atliekų tvarkymas, cheminės medžiagos gamyba, platinimas, maisto gamyba, platinimas. Čia iš serijos ne visai kritinė infrastruktūra, bet jeigu neturėsim ką valgyti, nes ūkininkai negalės davežti savo produkcijos, nesutriks internetas, sutriks logistikos grandinės, tokiais atvejais irgi reikia pasiruošti. Prie viso to jie dar sugalvojo, kad reikia papildomai dadėti ir visą krūvą tiekėjų. Tai jeigu tai organizacija, kuri patenki šitą sąrašą, šitos organizacijos tiekėjai taip pat turės laikyti savo taisyklių ir būti neprasčiau pasiruošę negu kad pagrindinė kritinės infrastruktūros organizacija. Teisinė aplinka, ruošiamės. Ruošiamės, atsiras įstatymų pakeitimai, po to atsiras tvarkos, tada atsiras poįstatyminiai aktai. Turėjom greit suspėti, bet mes kaip visą laiką šiek tiek pavėlavom. Mano lūkesčiai iki naujų metų, bet aš manau, kad mes sulauksime kovo mėnesio, kad visa tai bus aiškiau ir visa tai atsiras įstatymų pavidalu. Iš neskanių dalykų. Prie direktyvų atsiranda ne tik tai reguliavimas ir valstybės poreikis į vieną ar į kitą pusę tvarkyti saugumo reikalus Lietuvoje, bet taip pat ir atsiranda ir gąsdinimas baudom. Atsimenat, aš manau, GDPR, po to buvo vartotojų teisės, dabar atėjo kibernetinis saugumas. Tai GDPR labai gerai sugalvojo Europą ir vienam kitam pritaikė. Tai jeigu pamenat kritinės infrastruktūros įrašų sąrašiuką, tokį šiek tiek vardinau, tai visa tai bus taikoma įmonėms, kurios turi bent 50 darbuotojų, daro 10 milijonų apyvartą, ir automatiškai išlenda visos baudos jiems. Tai kritinės infrastruktūros įmonėms, organizacijoms baudos bus pritempiamos prie 2 procentų praėjusių metų pajamų arba milijonų eurų. Sudėliota taip, kad bus taikoma ne ta, kuri mažesnė reikšmė, arba ten, kad šiek tiek įmonė dar leisti išgyventi, bet ta, kuri ir didesnė reikšmė. Tai yra, jeigu jūs esat milijoninis fondas, kuris turit 5 darbuotojus ir pas jūs įsilaužė ir nutekėjo duomenys, už jūsų neūkiškumą jūs gausit minimum 2 procentų apyvartos baudą, o maksimum tai gali siekti 10 milijonų. Skaudu ir neskanu.
Jeigu jūs esate tiesiog tiekėjas, jums biški bus nuolaidos 7 milijonai ir 1,4% nuo apyvartos. Nu, čia turėtų visi tie, kurie užsiima maisto gamybą, visi agro dalykai, nu, jie visi turėtų pradėti galvoti. Nu, iki tol jie visai neleido pinigų jokių kibernetiniam saugumui ir aš manau, kad tai bus didelis bėdos. Taip pat visi tiekėjai didelių kompanijų. Na, žiūrėkit, koks nors yra prekybos centras, kuris prekiauja maisto produktais, jie patenka po direktyvą, jiems kažkas tiekia kažkokias paslaugas, kas elektrą tvarko, kas saulės elektrinį ant stogo, kas tvarko logistiką, šlagbaumus pakelinėja parkingę, tiekia santechniko paslaugas, tiesiog remontuoja. Visi jie eina po direktyvą, jie turės įsidiegti tam tikras priemonės ir jiems bus taikomos taisyklės. Ir jeigu jie prisidirbs ir per juos kaip trečią šalį nutekės duomenys ir kompanijos neapsižiūrėję nutekins, nu, pavyzdžiui, įsilaužė, nutekėjo duomenys kreditinių kortelių, transakcijų sąrašai. Po to, kai kompanija leido per save atsiskaitinėti ir nuiminėti pinigus nuo kortelių. Linksmumas ateis ir teks mokėti kažką. Ką tai pakeis? Na, pagrindinis dalykas, aišku, kibernetinio saugumo poreikis pas mus buvo susitvarkyti labai didelis, paskutinius, 15 metų turbūt, gal net ir daugiau, 17. Kai jau prasidėjo rimtesni incidentai, kurie paveikdavo kritinę infrastruktūrą, nutekėjo duomenys, paveikdavo mus visus. Tai jeigu žiūrėtume atveju su CTB, koks nors filmai mokyklų pažymių knygelės, vaikų darželių duomenų bazės ir panašiai, hakeriai visko toliau to daugiau susirenka asmeninių duomenų. Turėdami asmeninius duomenys, turėdami mūsų portretą, turėdami kontaktinius duomenys, jie pradeda sukčiauti, pradeda vogti, prisidenginėti mūsų vardais. Ir mes jau patiriam tiek finansinius nuostolius, reputacinius nuostolius, pavieniai atvejai jau yra ir letaliniai. Dingi žmonės nuo šio pasaulėlio. Mano atvejai keli yra su vaikais. Dar iš kritinės infrastruktūros atveju, ką aš turiu pats iš tyrimų, net gamybos įmonės dėl užšifruotų duomenų sustabdo veiklą ir bankrutuoja. Pavieniais atvejais įmonės atsistato, atsigauna ir gyvena toliau. Mažoms įmonėms šiek tiek stipresnė duomenų apsauga, mažiau grėsmių susijusių su duomenų nutekėjimu, su svetainių įsilaužimu, pavieniais atvejais šifravimu. Mes įsivesime savo tvarkas, šiek tiek viskas apsitvarkės. Dabar, kas liečia tiesioginę įtaką tom didžiausiom įmonėm, jos privalės taikyti griežtesnius kibernetinio saugumo standartus. Kai pasakoja įstatymų pakeitimų ruošėjais, mes norėtumėm, kad jūs atitiktumėt ISO 27001 standartą ir jau dabar besiruošdami kibernetinio saugumo instrukcijas, proceso aprašymus, techninės priemonės, organizacinės priemonės, jau stenkitės taikyti ISO standarto metodikas. Tai jums leis šiek tiek sutaupyti laiko, nes laikas tiksi. Iki sekančios savaitės tiek beliko. Juokinga, bet na taip jau yra. Na ir toliau, kibernetinio saugumo reikalai susijęs su įvairiom rizikom. API, pasijungimai prie išorinių resursų, trečių šalių pasijungimai prie tam tikrų dalykų. NIS2 direktyva privers įsivesti įmonėje vidinius standartus. Jis privers organizacijas vykdyti mokymus, darbuotojus būti sąmoningesniais. Trečios šalis, kurios tiekia paslaugas šitom kompanijom, turės taip pat tvarkytis ir nebus pasirinkimų. Kaip su GDPR, viskas tas pats, viskas susirengs į bausmes, turėsite tų dalykų prisilaikyti, nes rizika, kad duomenims nutekėjus gausite baudas, tik didės.
Kol kas reguliatorius buvo asmens duomenų apsaugos inspekcija. Šiuo atveju, kiek suprantu, reguliatorius bus jau kibernetinio saugumo centras ar kita paskirta institucija. Aš kol kas nenoriu to atskleisti, yra įvairūs pamastymai ir valstybės vidiniai susitarimai, pažiūrėsim. Aš nesu tikras, kad kai kurios institucijos, kurios yra ir pagalba valstybininkam ir patys paslaugos tiekėjai, turėtų kištis į reguliavimą ir į baudas. Čia mano asmeninė nuomonė, gal nepopuliari, bet tokia. Vėlgi visos institucijos turės darytis viduje auditus, turės atitikti standartus ir įvykus kažkokiam incidentui pateikti tą dokumentaciją, kad jie tikrai ruošiasi, jie tikrai buvo padarę namų darbus ir tiesiog atsitiktinai buvo įsilaužta pas juos ir kažkas nutekėjo ar kažkas nukentėjo. Tai šitoje vietoje tikrai yra direktyvos labai griežti standartai kibernetiniam saugumui visose Europos valstybėse. Mes einam iš paskos ir tą, ką mes anksčiau sakydavom, organizacijos ir verslas turi pats susitvarkyti viduje, tai dabar įmonių vadovai turės vos nepriverstinė tvarka patys išskirti biudžeto dalį tam, kad organizacija būtų šiek tiek saugesnė, o pavieniais atvejais, ir aš tokiu atveju ne vieną matau, tiesiog saugesnė, nes iki tol jie neturėjo net IT-šniko organizacijų. Kalba eina apie organizacijas 50 darbuotojų ir daugiau, 10 milijonų apyvartos. Keista, kad taip nesaugiai elgėsi, bet tas pats kaip buhalterija. Ar tas pats kaip pavedimus leisti iš savo banko sąskaitos daryti kitiem asmenim, tretiem šalim. Konica Minolta turi savo produktą, BizHub Securas, kuris yra tas pats buvęs BizHub produktas, kuris leisdavo vartotojus autorizuotis, leisdavo valdyti spausdinimo eilės, leisdavo uždėti kažkokius tai teisės vieną ar kitą kiekį popieriaus išleisti iš spausdintuvo, bet visą taip sugriežtinta. Tai sugriežtėjo tuo, kad NIS 2 direktyva privertė autorizaciją sutvarkyti. Tai jeigu anksčiau būdavo autorizacija tik tai kortelė ir feedinė, kurią jūs pridėjot ir pastatėte eilę ir galite atsispausdinti savo produktą, tai dabar jau atsiranda šifravimas, atsiranda papildomi dalykai susiję su slaptažodžių politika, atsiranda prieigos kontrolė ir auditai. Auditą aš vadinčiau labiau, ko gero, kaip mes visi esame IT-šnikai pripratę, event logų sekimas. Tai jeigu paprastas sprendimas anksčiau leisdavo tiesiog sakyti, kad vartotojas turi teisę spausdinti ten 100 lapų per mėnesį, kažkas spausdino šeštadienį ir mes buvom nepasiruošę. Tai atsekti, kas spausdino šeštadienį, kas tai darė ir kaip buvo sprendžiama, tai galim bus lengvai atsekti. Event logą turės ir pats spausdintuvas. Toliau, šifravimo sprendimą. Aš irgi čia buvau pasisodinęs jų techninį žmogų, sakau, žiūrėkit, kas vis dėlto yra jūsų šifravimas. Man buvo tokie keisti klausimai, kaip pavyzdys, man yra tekę laužyti ne vieną spausdintuvą iš išorės ir fiziškai ardyti spausdintuvą tam, kad pasiekti duomenis. Didžioji dalis rimtų spausdintuvų šiais laikais turi savo kietą diską, ar tai būtų flashas, ar tai būtų SSD diskas, anksčiau dar būdavo dar didesnį. Tai tie diskai tiesiog anksčiau saugodavo savo duomenys, o vartotojai tuos duomenys ten laikydavo. Parduodant naudotą spausdintuvą, niekas nepagalvodavo, kad tą diską reikia išimti, išvalyti, atiduoti viską saugiai. Tik vienas kitas bankas, viena kita didesnė korporacija tos dalykus darydavo. Tai aš paprastai klausiu, žiūrėkit, jūs atidavėt spausdintuvą, kuriame buvo kaip minimum konfiguracija, kaip maksimum būdavo įvairūs vartotojų palikti failai. Failai, kuriuos vartotojas dažnai spausdina, pavyzdžiui, firminiai blankai, arba kokie nors failai su kainoraščiais ir panašiai. Tai jis užkraunamas ir ateini prie spausdintuvo, 3 knopkių paspaudimai ir tu turi atspausdintą naujausią kainoraštį arba kažkokius bukletus ar dar kažką, kas spausdintuvas gali spausdinti.
vartotojai visą tai palikdavo spausdintuvę. Iš kitos pusės aš verdavau tos klausimus ir kitaip. Jeigu būdavo spausdinimo eilė, ir spausdinimo eilėje kažkas spausdino, pavyzdžiui, IT specialistai spausdino loginą ir slaptažodį, ir tai spausdino iš Excelio kelių šimtų darbuotojų. Ir sako, mes turim saugų variantą, mes elektroniniu paštu nesiūsim, mes nedėsim kažkur to failo. Vat aš atspausdinau ir dabar kiekvienam skyriui išdalinsiu atspausdintus dalykus, kad pradinį slaptažodį vartotojai turėtų popieriniam pavydale. Ir visą tai, kas popieriniam pavydale, iki tol buvo elektroniniam pavydale. Ir jeigu tai buvo Excel'e paruošta, užsiųsta kaip print failas į spausdintuvą, print failus galima susirinkti tinkle, vykdant tiesiog tinklo persiunčiamų duomenų analizę. Visą tai galima susirinkti iš spausdintuvo, kuriame yra įrašyti laikini failai, kol jie bus atspausdinami. Tai jeigu toks kietas diskas patenka, vadinkim tai, pas žmonės, kurie šiek tiek daugiau gaudosi, ir tie duomenys ten yra nešifruoti, automatiškai tos duomenys gali atstatyti į pradinį pavydalą. Man buvo čia kokiais klausimų jiems užduota, sakau, žiūrėk, yra du įrenginiai, vienas įrenginys yra senasis, iš jo reikia perkelti duomenys į naują įrenginį, tai tiesiog anksčiau sugedęs, sudegęs, dar kažkas paėmė kietą diską iš vieno įkiša į kitą ir duomenys persikėlė. Ne, sako, nebeįmanoma. Šifruojamas sertifikatai, visą kitą. Šaunuoliai, sakau, kokia situacija yra su spausdinimu, ar tinkle spausdinami failai gali būti susirenkami. Taip, kai kuriais atvejais seni spausdintuvai turėdavo technologiją, kuri leisdavo nešifruojant siųsti. Šiais laikais atsiranda jau tinklo perimetre, galima siųsti printinamus failus be cloudinio sprendimo, taikant SSL protokolą arba rimtesnį kodavimą. Jeigu šnekėti apie tai, kad atsiranda cloudiniai sprendimai, tai cloudiniai sprendimai jau leidžia į cloudą iš namų, pavyzdžiui, nuotolinis spausdinimas. Iš namų padedi į cloudą saugiai, iš cloudo pats spausdintuvas pasiima ir pagal nustatytą grafiką, kaip pavyzdys, atspausdink ten 500 bukletų pirmadienio rytui. Per savaitgalį atspausdino, stempino, su sąvaržėliam kampuose, sudėjo, iš ryto pasiimi dalomąją medžiagą savo kažkam renginiui. Paprastas pavyzdys. Dabar iš įdomesnių dalykų, ką jie padarė, jie papildomai įdėjo auditavimą, kas kaip buvo spausdinama. Iš įdomių dalykų, tas, kas man buvo keista, įdėjo net antivirusinę programą. Turbūt turėtumėte atsiminti tokią programą, kuri vadinasi Bitdefender. Bitdefender, aš manau, 20 metų jau su viršum. Tai Bitdefenderį jie jau suintegravo į patį spausdintuvą, siunčiasi atnaujinimai, Bitdefenderis skanuoja atsiunčiamus failus, kaip pavyzdys, turbūt kai kas atsimenat apkrėstus PDF-us. Kai kurie spausdintuvai leidžia spausdinti tiesiai Excelio, Wordo ir kitus failus, kuriuose gali būti makros, kokie užkrėsni ir virusuoti dalykai. Tai Bitdefenderis esantis spausdintuvo viduje, spausdintuvo procesoriaus atminties visko pilnai pakanka, kad detektuoti, identifikuoti, nusiųsti atnaujinimus ir visą kitą. Jūs jau gausit pranešimą, kad žiūrėk, mielasis, tu paleidai spausdinti kažkokį iš USB atsineštą failiuką, tas failiukas gali būti apkrėstas. Tavo USB gali būti apkrėstas ir panašiai. Tai jau sudėtas Bitdefenderis leidžia tų dalykų paspręsti. Ir vėlgi, tai yra NIS2 geroji praktika, kur sako, kad ir tuos incidentus taip pat reikia registruoti, ruošti ataskaitas ir reaguoti. Tai spausdintuvo tinklo administratorius pagal jam suteiktas teisės gaus pranešimą į monitoringą, kad žiūrėk, mielasis, pas tave tinkle yra kažkokios problemos, tavo spausdintuvas numeris 3 antram aukšte, kažkas įkišo flešiuką, kaip pavyzdys, žiūri kamerą, aiškinėsi. Kažkas yra identifikuotas. Jonas Petraitis su kortelė tokia tai. Arba man iš įdomesnių dalykų buvo, kad, sako, žiūrėk, mūsų net ir skaneris sugeba nuskanavęs paguldyti PDF failą ir tas failas vis tiek bus su Bitdefenderiu patikrintas. Tai, man kyla, aišku, visokių keistų minčių, nes yra tekę matyti, kaip hakeriai laužia duomenų bazės,
uždėdant ant automobilio numerio, ant bamperio didžiulį tekstą atspausdintą. Na, turbūt kai kas iš adminų turėtų atsiminti tokį daiktą. SQL užklausą, drop data base, tokie tai kabletaškis end. Aš manau, prisiminsite tos šposus, kurie anksčiau būdavo iš saugumo pusės. Gabas taip pat turi visus dalykus, kurie yra susijęs su atitiktim, kurios reikalauja NIS2. Tai praktiškai perkant naują spausdintuvą, išsinuomojant ją, jūs gali būti tikri, kad visą tai atitiks tos direktyvos reikalavimus, kurie yra šiandieną keliami. Man iš įdomesnių dalykų buvo klausimai susiję su slaptažodžiais, nes visi sako, va, žiūrėk, tai čia mes turim slaptažodžių, čia failą galiu susimportuoti, čia gali prie Active Directory prisijungti prie kitų dalykų, LDAPas ir panašiai. Man įdomu buvo kita pusė. Ar kas nors atsimenat, kada paskutinį kartą keitėte spausdintuvo admino slaptažodį? Žinok, didžioji dalis nekeičia, nieko nedaro. Defaultinis slaptažodis, kuris ateina su spausdintuvu iš gamintojo, jis nekeičiama. Niekas to nežiūri. Arba kaip pavyzdys, ar sekat event logą pasijungimų į spausdintumą ir neteisingų slaptažodžių vedimą? Manau, irgi niekas neseka. Po biškį spausdintuvų gamintojai tuos dalykus įtraukia kaip privalomus dalykus. Ir manau, kad tai yra vos neprivalomi dalykai. Toliau aš įsivaizduoju, kad man kaip vartotojai būtų svarbu, kad gamintojas prižiūrėtų ir mane, kad aš nepridaryčiau klaidų. Pavyzdžiui, yra visa krūva spausdintuvų, kurie turi kritinių klaidų ir jų programinė įranga nėra updeitinama. Tai tie dalykai yra privalomi. Aš spėjau peršokti kitą skaidrę, bet aš manau, taip ir pereikim pabiškį. Nes kai kas klausinėja, žiūrėk, Mariau, gerai, čia pasakoti visokius tai reikalus susijusius su NIS2 direktyva, kai kas TIS2 vadina. Ar tikrai to reikia? Kas kaltas, kas nekaltas ir visą kitą. Tai mano požiūris šiai dienai yra toks, kad direktyva reikalinga. Yra visa krūva praktinių žingsnių, kurios reiktų praeiti ir tvarkyti su ją. Tai standartiniai dalykai. Auditas, išsiaiškinom, kiek kokios geležies ir ko turim. Programinės įrangos, kiek ir ko turim. Ar galime auditai, negalime. Sėdam prie dokumentacijos. Man irgi nepatinka popierių tvarkymas, bet panašu, kad mus privers tos dalykus daryti. Ir mes, IT-šnikai, kurie anksčiau sėdėdam prie kompų ir tik tai spauddavom knopkes, NIK-ininkai arba nešiodavom spausdintuvus, būsim priversti jau ir prie dokumentacijos sėdėti. Arba specialiai tam žmogų rasim. Irgi įdomus sprendimas, gal kai kuriais atvejais netgi samdyti įmonę, kuri tai padarys už mus, o mes tik prižiūrėsim. Programinės įrangos ir technologinių sprendimų diegimas, tai šifravimai, prieigos kontrolės, atsekamumai ir panašus dalykai. Auditavimas saugumo politikos. Stebėti įstatymų pakeitimus. Bullshit, bet taip yra. Ir įstatymų pakeitimus, aš manau, pavienių organizacijų dar atsiras raštai ir priverstiniai dalykai, kur sakys, kaip šiaip viskas gerai, tu geras bičias, bet taikyk savo praktikas ir ateityje būk geresnių ir organizacijos politikos, kad viduje būtų geresnės. Vykdyk pastoviai mokymus darbuotojų. Pavieniais atvejais jų neįmanoma priversti kažką daryti. Aš irgi čia bandžiau prisiminti, kaip aš pradėjau kompiuterius vežioti į globos draudybos skyrius ir darbo biržos 90-ųjų pradžioje. Tai moteriškė sakydavo, klausyk, tu mums jo nenešk, nevežk, nereikia man jokio printerio, nereikia man kompo su klaviatūra, monitoriai dar didžiuliai buvo. Atėjo tas laikas, kai be kompiuterių nebegalim dirbti ir praktiškai lieka labai nedaug profesijų, kurių veiklą vykdant galim išvengti sąlyčio su skaitmeniniais dalykais, kompiuteriais, mobiliais telefonais, aplikacijų. Taip išeina. Svarbus dalykai. Atitikties užtikrinimas sumažinama pažeidimų rizika, teisinės pasekmės.
taip, einat pas valdžią ir sakot, žiūrėkit, man reikia X pinigų sekantiem metam tam, kad atnaujinti infrastruktūrą, tam, kad papildomų žmonių pasimti, tam, kad būti saugesniems, o iš vadovo pusės, tam, kad šefas neturėtų asmenės atsakomybės už tai, kad jo organizacija bus tempiama link bankroto, gavus kažkokias didžiulės baudas. Tai aš manau, tos dalykus reikėtų pagalvoti, kaip prieiti prie valdžios, tam, kad išsimušti biudžetus IT reikalams. Keista, bet tas yra vos neprivaloma. Po biškį baigiu prezentaciją ir aš noriu jūs biškį pagazdinti. Išsitraukite mobilius telefonus, pasikopijuokite šitos dalykus. Pirma nuoroda. Aš pradžioj galvojau, kad padarysiu klausimyną paprastą trumputį, tipo pasižaiskit, atsakykit į 10 klausimų ir žinokit, pasiruošę, nepasiruošę. Kolegam parodžiau savo paruoštą didelį klausimyną, čia nėra galutinis. Čia yra beta versija, kurios viešai kol kas neplatinau ir jūs būsit pirmieji, kurie tai padarys. Pamanykit užpildytą klausimyną, galite nesubmitinti, galite tiesiog susipildyti ir patys savo panaudoti. Labai rekomenduoju įmonių vadovam. Atsakymas, kad nežinau, ką atsakyti klausimą, atsivedat IT-šniką, atsivedat bičiulį, kuris su IT susijęs. Čia yra klausimynas, ant kiek jūs atitinkat naują direktyvą ir kiek jūs galit jaustis patys šiek tiek saugesniais. Klausimynų išplėstinė versija pas mane bus kibernetinio saugumo brandos lygio nustatymo testavimai, kurią galima bus ateityje taikyti. Viešai turbūt neplatinsiu, bus vidiniam naudojimui, bet tie klausimai tikrai yra pikti ir buvo kolegų, kurie bandė pildyti iš IT-šnikų, iš rimtų kompanijų. Išėjo, susėmė už galvos ir sakė, gal tu leisk mums pamiegoti naktį ramiai, dar kol direktyva neįsigalioja. Ten yra grubiai 60% klausimų, kuriuos turėsite atsakyti ruošdami savo dokumentaciją. Ką turit, ko neturit, ką reiktų ateityje tvarkyti. Kontaktai mano aktyvus, mailo beveik netikrinu, telefonu kartais atsiliepiu. Turiu kai kurias kitas veiklas, kaip pavyzdys kibernetinių incidentų pasiekmių šalinimas. Duomenų atstatymas užšifravus, dėrybos su hakeriais, darbas su draudimo bendrovėmis, kai įvyko jau kibernetinis incidentas, nuo kurio buvo apsidrausta. Kai kurie iš jūsų galbūt mane ir esat sutikę darbe, kai jau kažkas nutiko. Aš labai norėčiau pas jūs būti mokymuose, bet nebūti incidentų šaliniu. Nes tai yra, taip, ekstremalus užsiėmimas, bet mano klientai yra mokėję 100-tūkstantinės baudas, kurias išrašė hakeriai už duomenų atstatymą, už pavieniais atvejais perimtą infrastruktūrą. Ir kaip rodo mano patirtis, jau yra net gamyklos, kurių duomenys užšifruoti ir kurių atstatymui reikėjo mokėti išpirką bitkoinais. Tai su prezentacija, ko gero, iš mano pusės tiek. Gal pajudam su klausimais atsakymais. Kaip ten čiatas? Gyvas kažkiek? Aš einu į Q&A, pažiūrim, kas ten gero prirašyta. ISO 27 000. Aišku, gali 20 000 senai naudoti, bet techniškai, manau, kolegos, pabandykit pažiūrėti. 27, naujausia redakcija 22 metų. Taip, čia tam anonimai, vienetukai. Gerai, pažiūrėm. Pagrindiniai iššūkiai, problemos, organizacijos, ką galima keisti ir panašiai. Žinok, pagrindiniai dalykai yra vis dėlto inventorizacija pradžiai. Tada atradimas biudžeto ir žmonių tam, kad susitvarkyti dokumentaciją. Tada ėjimas į sekantį žingsnį, apsirašymas trumpo ir ilgojo periodo darbų, kurias reikia padaryti. Jeigu žiūrėti ant kokią nors programinį įrangą, sužiūrėti, kad versijos visos būtų naujausios. Firmwarai ar gali būti updatini. Geležį pažiūrė, ar visa geležis yra updatinta maksimaliai.
Jeigu nepaupdeitinta, žiūri, ar ta geležis dar gali būti updeitinama. Pavyzdžiui, koks nors Cisco switchas, kuriam firmware updeitų nebebus. Koks nors pigus dalinko, TP-linko switchas, kuris iš viso dump, kurį reikia mest laukan ir pakeisti kažką rimtesnį. Geležis, kompiuteriai, serveriai, printeriai, kurių firmwarai nebeleidžiami nauji. Ir kaip pavyzdys, pavienius iš jų gali būti kaip ir su kamerom admin, pasvardas, kuris užseivintas firmware ir kuris negali būti keičiamas. Vidiniai procesai. Oi. Daug kas man sako, Mariau, pas mus čia biški lengvai įvyko, čia neturėjo jokio didelio impakto, pas mus čia biški nulykino pasvardus, mes nenorim prisiduoti asmens duomenų apsaugos inspekcijai, nenorim prisiduoti kibernetinio saugumo centrui. Mums gėda. Deja tai būna. Ir yra buvę atveju, kai aš klientui sakiau, aš užmerkiau akis, aš nieko negirdėjau, jūs spręskite patys ir atsakinėkite, jeigu visą tai išsiviešins į organizacijų, kurio ateis ir klaus klausimus patys. Dar baisesnis dalykas, kad kai yra išviešinama jūsų darbuotojų, jūsų klientų ir visą tai ten atsiranda žiniasklaidoje. Ir kai atsiranda žiniasklaidoje, atsiranda kitos bėdos. Yra rizika, kad jūsų kompanija žlugs visiškai. Yra rizika, kad jūs užmes skundais vartotojai. Yra rizika, kad ateis grupinis ieškinys, kaip CTB atveju. Kartais yra per daug spaudų. Jeigu prisiminsit vieną iš pirmų tokių piktesnių atvejų su grožio chirurgija, tai grožio chirurgija nutekėjus duomenims neūkiška, vėl eilinis kartas prasileido, buvo reketuojami vartotojai ir panašiai. Tai aš ko gero sakyčiau, kad po tokių prasileidimų nekeista, kad organizacija pati užsidarė. Beje, jeigu atsimenat grožio chirurgiją, iš 3 nusikaltėlių, kurie tai padarė, vieno stomatologo nebėra gyvo. Būna ir taip. Gyvenimas jis toks. Taip, judam toliau. Konkretus veiksmai atlikti organizacijas pasirinkti griežtesniems auditams pranešimų kibernetinių pateikimo reikalavimus numatytiems NIS 2 direktyvoje. Tas pats auditas, dokumentacija, tvarkos, darbuotojų apmokymas, nuolatinė priežiūra. Iš to, kas naujo atsirado, event logus labai aktyviai prižiūrėkit. Tiek slaptažodžių parinkinėjimo dalykai, tiek nuotolinis pasijungimas, tiek netgi pavieniais atvejais įrangoje, papildomi pasikeitimai failuose, failų struktūra ir backupai. Beje, su backupais labai rekomenduotina, mes čia nespėsim, prižiūrėkit savo backupus ir labiau atkreipkite dėmesį į vietą, kur jie saugomi ir į backupų atstatomumą. Mano asmeninė praktika yra tokia, kad pavieniais atvejais tu gali atstatyti tik kelių mėnesių senumo backupą, nes visi kiti išsaugoti, viskas tvarkinga, bet atstatymo metu nebūtinai atsistato. Ataskaitos, auditas, bandykit per 27 prisitempinėti. Ar atitinkant 27.2 standartus automatiškai atitinkama reikalavimas? Ne, netitinkama. Tai yra tik tai geroji praktika, ką rekomenduoja taikyti. Reikalavimai bus užtikrinami, taip, kalba eina apie auditus ir ataskaitas, bet nėra konkrečių dar best practice'ų. Ta, ką aš matau užsienyje, tai kai kas eina per ENISOS kai kurios rekomendavimus, kai kas eina per vidinės asociacijas, kurios duoda savo kažkokias tai gairės, eikite ten, eikite tenai. Tai techniškai aš manau, kad pavienės asociacijos tokios kaip Infobaltas turbūt rekomenduos gerasias praktikas, kur galėsim eiti su jais kartu ir bent jau pasiruošti savo dokumentacijas ir bendrą tvarką per juos. Teisingai suprantu, kad turėsim 12 mėnesių pereinamajam laikotarpiu. Žinokit, nėra kol kas patvirtintos tvarkos,
Kai kas man žadėjo duoti biškį paskaityti draftus, kas vakar buvo balsuojama Infobalte, gal šiandien. Nu, pažiūrėsim. Palaukim keletą dienų, bus biškį aiškiau. Kokiems tiekėjams bus taikoma direktyva? Valymo paslaugų tiekėjas. Juokinga, bet žinokit, tikrai bus taikoma ir valymo paslaugų tiekėjai. Na, imkim pavyzdį, Seime valo kompanija, kuri turi 1000 darbuotojų, kurie turi vien administracijos kokį 30 ar 50 darbuotojų. Jie apsikeitinėja duomenimis, siuntinėjasi mailus, turi failo apsikeitimo sistemą su užsakovu, kuris yra kritinės infrastruktūros objektas. Taip, tokia kompanija turės bent minimaliai atitikti savo reikalavimus. Iš to, ką aš girdžiu, iš to, ką aš matau kitose šalyse, kiekviena didelė korporacija, kiekvienas didesnis fintechas, bankas, valstybininkai turi savo tvarkas ir daro vidinius auditus išorinių paslaugų tiekėjų. Ar man teko susidurti Lietuvoje su to? Taip. Ir netgi dalyvauti kai kurių incidentų tyrimuose. Jau. Net ir direktyvos nebuvo. Ir labai rekomenduoju. Prie best practice'ų dasidėkit, kaip jūs improvinsit savo tiek dokumentaciją, tiek procesus, tiek kokius veiksmus padarysit ir susiplanuosit, ką darysit sekančiais metais, kad pagerinti jau turimą situaciją. Deja, tai yra vienas iš būtinų dalykų. Aš tai taikau pagal best practice'us Cyber Security Maturity Assessment'o, kibernetinės saugos brandos lygio nustatymas ir kiekvienais metais improvinį. Tas pats yra 27 000 ISO, tas pats yra kai kuriuose kitos standartus. Labai rekomenduoju. Taip, direktyvos, tiekėjai. Viskas priklausys nuo to, kaip pati įmonė, kuri jau yra kritinės infrastruktūros organizacija, taikys savo tiekėjams. Pavieniais atvejais aš manau, kad taikymas bus ne prasčiau negu pas mus. Kitais atvejais taikoma bus, yra jums rulsai, jums yra klausimynas, atsakykit. Ir auditus turės atlikinėti arba išorinis paslaugos tiekėjas, kuris bus pasamdytas kritinės infrastruktūros objekto, arba pats kritinės infrastruktūros objektas turės turėti savo 1 ar 2 žmonės auditorius, kurie audituos tiekėjus. Nepykit, bet bus tokia praktika. Ar negali tai būti, kad NIS yra daug daugiau nei vien tik ISO reikalavimų taikymas ir pasitikėjimas vien tik to, kad įsidėkite ISO? Bus daugiau negu tai taikymas. Ateis pas tave auditorius iš, kaip dabar ateidavo, iš asmens duomenų apsaugos inspekcijos, samdytas išorinis, ne jų darbuotojas, ir paklaus, ar jūs turite? Jeigu atsakymas bus taip turime, sekantis atsakymas bus parodykite. Kiek aš esu dirbęs su kai kuriais auditais, tu tiki, prašai parodyti, patikrini, praeis kuriam laiku dar kartą patikrinti. Pavieniais atvejais išeina taip, kad nėra atsakymo ir perkut geras sprendimas. Jeigu trumpai, tai geras, o jeigu daugiau, tai reiktų išsiplėsti šiek tiek. Slapta konfidenciali informacija spausdinimas, auditavimas, prevencija. Galite įsivesti savo tvarkas. Nebūtinai tai daryti, tiek spausdinimas, visi lygiai. Slapta, labai slapta, konfidencialų taip toliau. Ant spaudukų dėjimas elektroniniu būdu, ant spaudukų dėjimas spausdinimo metu, fizinis antspaudas, sunaikinimo terminas, per kurį visą tai susinaikins pačiam spausdintuvė, taip pat irgi gali būti taikomas. Nors aš paprastai spausdintuvų medžiagai ar spausdintuvų kitiem diskam taikau smarkiai piktesnius reikalavimus. Jeigu spausdintuvas yra atiduodamas trečiom šalim, spausdintuvo kietas diskas arba kitas nešėjas turi būti sunaikintas fiziškai. Nepykit kolegos, man tekia ir su kariniais reikalais, ir su bankiniais dirbti. Aš esu linkęs vis dėlto daryti fizinį naikinimą negu programinį. Taip, labą dieną, ar saugu su išmanio įrenginį jungtis prie nemokamą bevelio internetą? Įdomus klausimas. Žiūrėkit. Aš esu tas žmogus, kuris
tokius nemokamus Wi-Fi ir interneto įrenginius ir pats mokymų metu paleidžiu. Jūs ateinate ir prisijungite prie mano įrenginio. Per keletą minučių aš nuleidžiu visų per mane siunčiamų per webą, per POP3, IMAP ir kitus protokolus saugumo lygius iki minimalaus. Ir jūs landžiojate po internetą su plikais, kaip čia pavadinti, užpakaliais. Viešai ekspauzinate savo loginus ir slaptažodžius. Mes visi tai kolektiname ir per renginį, pavyzdžiui, dideliame ekrane rodom. Jonas Jonaitis slaptažodis toksai, tai prisijungia prie Tinderio. Kitas prisijungia prie kažkokio kito neaiškaus daikto. Yra tekę tarptautiniam renginį tai rodyti, kai labai mandri ekspertai atvažiavę iš Izraelio, kurie konsultuoja prezidentūrą, ir iš Amerikos, kurie norėjo Lietuvos valstybei pasiūlyti kibernetinės saugos tam tikrų įstatymų projektus. Jie parodė savo pliką užpakalį. Nusnipinom viską, atidavėm pasičiupinėti, atsitraukė, sakė, ne, mes taip nesuprantam. Atėjusi hakerių ir saugumo renginį nesuprasti, kad tave taip pat gali išlaužti. Kontekstų viskas vaikščia. Tai dabar, kas čia daugiau iš neatsakytų klausimų? Vladas klausė, ar bus įrašas. Taip, įrašas bus. Ką mes ten turėjom iš klausimų? Nieko daugiau rimto neturėjom. Skelkit dar. 3 klausimus. Niekas nenori klausti, ko gero skuba visi į pietus. Galiu aš irgi skelbti keletą tokių, kurių viešai paprastai nepasakojam. Pamenat, aš pasakojau, kad man tenka nagrinėti įvairius duomenų nutekėjimo atvejus, išpirkos prašymus ir panašiai. Pavyzdys iš lietuviško pajokavimo. Yra organizacija, kuri užsiima maitinimu. Organizacija didelė, 1000 darbuotojų per visą valstybę. Nesakysiu, kad tai Lietuva, bet kaimininė. Tai bus lengviau. Organizacija turi regioniškai išmėtytus sandėlius, turi verslo valdymo sistemą, turi elektroninį paštą, turi projektų valdymą, buhalteriją ir visą kitą. Turi išorinę kompaniją, kuri prižiūri jiems IT. Sava chebra, viskas gerai, dirba 10 metų su viršum, jais pasitikima. Bet organizacija taupo. Organizacija multimilijoninė, taupo, smarkiai taupo. Fiziškai turi, jau sumeot, man atrodo, gal 2 serverius, mašinas. Rezervinių kopijų nedaro, nors bent į Uzbiką, bent į išorinį diską, bent į kokį nors cloudinį sprendimą, Dropboxą, Google Drive, dar kur nors. Nieko nedaro. Ko pasekoj, hakeriai per buhalterį paliktą RDP, remote desktopo, pasijungimą, be jokių VPN, be nieko, įsilaužia į vidų, prasiskanuoja tinklą, viską, ką randa gyvą visur per shared folderius pasiekia, užšifruoja, paprašo pinigų, man atrodo, po dėrybų 14 000 eurų buvo. Kompanija nusprendžia, kad nieko nereikia daryti. Atsistatys duomenys patys, susives viską iš naujo, buhalteriam duosim darbo. Jo, bet tai buvo blogas sprendimas. Duomenys, manau, jie būtų atgavę ir desišifravę, bet viskas nuėjo per toli ir jie nusprendė patys viską daryti. Blogiausia dalis buvo tokia, kad po poros dienų, kai jie nusprendžia tai daryti, jie sako, mes grįžtam vėl į senas sistemas, nebėra elektroninių dalykų, po biškį susivesim, bet perinam viską atgal į popierių, ir judėsim su popieriu. Po 3 parų iškilo kita problema, lietuviškas mentalitetas ir mūsų tarybiniai dalykai, sandėlininkų, kurie vyresnio amžiaus, jie pigų darbo jėga.
Kaip manote, kaip atrodė keliolika sandėlių, kai sandėlininkai suprato, kad nėra sandėlio apskaitos ir nieks nieko nepareikalaus? Prasidėjo vagystė. Ne vienetais. Tai kompanija turėjo kiekvienam sandėlį sodinti savo darbuotoją, kuris prižiūrėtų, kas yra išvežama, atvežama, vykdytų popierinę apskaitą, kai kam popieriuko, kai kas Excelio naujai paleista kompą prinstaliuota. Apskaitos nebuvo, tai trejetą mėnesių neatsistatė visko. Kaip minėjau, pavieniais atvejais verta net su hakeriais pasiderėti ir susimokėti tas minimalias baudas. Hakeriai sako, čia just business. Jūs prasileidot, jūs pataupėt kažkada, dabar teks. Turėjau atvejį, kai mano klientas susimokėjo nepilnus 200 000 eurų. Didelė logistikos kompanija, 6 laivai, konteinerius vežioja po visą pasaulį. Irgi užšifruota viskas, kad net reikia. Būna taip. Gerai, pabandom atsakyti paskutiniais klausimus. Dalis dalykų laikėmi trečios šalies domcentriuose. Jie privalės taikytis direktyvos. Kaip manote, ar trečios šalis iš savo pusės susitvarkys, ar būtų protinga papildomai audituoti, žiūrėti, kaip laikomas? Aš manau, miksas, žinokit, šitoje vietoje. Tai yra pirmas dalykas. Peržiūrit sutartį ir pažiūrit, kas ten yra parašyta. Prie sutarties yra papildomi priedai, kur yra dalykai susijęs su saugumu, kuriuose yra dalykai susijęs su reagavimu, rezerviniam kopijom ir panašiai. Jeigu tai netitinka, prašote tiekėjo davesti iki pakankamo lygio, kuris yra jums reikalingas. Toliau, auditinė dalis. Pasitikėk, bet vis laik pasitikrink. Nepykit, bet tek šitą dalyką patiems darytis. Jeigu patys negalite, užsakykite išorinį auditą, kurį padarys kita kompanija. Taip jau yra. Su biudžetininkais, ar bus griežtinama tvarka? Aš manau, kad bus griežtinama tvarka ir atsiras personalinė atsakomybė. Kol kas neaišku, ar organizacijos vadovui, ar IT vadui. Aš labiau būčiau linkęs abiem. IT vadų atlyginimai padidės, šiek tiek daugiau uždirbti. Čia mano nuomonė. Palaukim, kol bus poįstatyminiai. Norhydra. Oi. Matai, duosiu kitą pavadinimą. NotPetya 2017 metai. Didžiausias pasaulinis impaktas skaičiuoja virš 3 trilijonų jau. Sorry, kolegos, būna ir taip. Pažiūrim, kas ten iš neatsakyto. VPN naudojimas. VPN naudojimas šiek tiek padeda. Aš paprastai naudoju 5G, 4G su vietinė kortelė to šalies, kurioje esu. VPN'as ant viršaus. Jeigu išeina VPN'as ir daugiau jų. Taip, kas daugiau. Ar saugus mobilaus interneto naudojimas? Jeigu tas mobilus internetas yra jūsų saugus. Jeigu šnekėt apie karinius reikalus, interceptionai, aš galiu šalia jūsų stovėti su savo papildomą GSM stotele, siųstuvu, ir jūs visą internetą naudosit per mano įrenginį. Tas pats kaip Wi-Fi perėmimas, tik tai brangesnis malonumas. Taip jau egzistuoja įranga, kuri telpa į kuprinę. Ar gali įmonė saugumą būti per daug? Jo, gali būti perteklinis daiktas, jeigu maža organizacija ir per daug užgriežtinsit, vartotojams bus nebepatogu vartoti ir naudotis paslauga, o vadovybė gali supykti, kad ištaškėt biudžetą. Tekia matyti tokių dalykų, tai manau vis tiek balansas šioks toks turi būti. Ar būtų sprendimas duomenys resursus laikyti ažūrę, aukšti standartai? Žiūrėkit, visi serveriai, bet kokia infrastruktūra vieną dieną bus nulaužta. Ažūrę laikot, ažūro nuskrenda serveriai, nuskrenda jų backupai. Iš kur jis atstatinėja duomenys? Pradėkime nuo to, kad atstatinėja duomenys momentinius, nes jums reikia dabar naudotis, o nėra, pavyzdžiui, ryšių. Kitas dalykas, iš backup atstatymo laikas. Vienais atvejais jums atstatys per valandą 2, kitais atvejais, kaip registrų centro atveju, su užlieta serverinė per 3 savaitės. Ar tikrai tenkins jūsų vartotojus per 3 savaitės atstatyti duomenys? Imkim pavyzdį kokią nors didelio miesto rajono savivaldybę.
Netenka visų duomenų, netenka prieimo prie serverių, žmonės negauna valstybinių išmokų, negali šildytis, negali vaikam maisto nupirkti. Ar tikrai duomenų atstatymas per ilgą laiką yra tinkamas sprendimas? Ne. Jokiais, aš pats esu turėjęs infrastruktūros, kur geležį dubliuodavom ir netgi 4 geležis atskiras laikydavom, ne dėl to, kad mums jų reikėjo, o dėl to, kad rezervinės kopijos yra esamos sistemos tiesiog sleivinis serveris. Nes atstatymas iš rezervinės kopijos daug smulkių failų gali užtrukti savaitėm. Nes, tiesiog tavo geležis, tavo networkas yra nepakankamas tiem dalykam. Todėl ažūras yra gerai, bet ne visais atvejais. Toliau, jūs fiksuojate ažūrą. Jeigu darot kritinį infrastruktūrą su load balancingu su visur, naudokit kelis paslaugų tiekėjus. Microsoftas gerai, 2 Amazonas, 3 Google'as, 4 privatus lietuviškas, 5 privatus vokiškas ar prancūziškas. Priminsiu atvejį su prancūzais, kai didžiulis duomenų centrų miestelis, jame stovi didžiulis duomenų centras už jardus ir sudega visas pastatas. Tai jeigu anksčiau juokaudavom apie užliejimą, tai įsivaizduokit pastatas, kuris sudega. Tam pastate buvo keli duomenų centrai. Keli. Tai sudegė ir primaris, ir secondaris. Sudegė jūsų pagrindinis serveris ir sudegė visiškai kitame fiziškai gale pastato stovintis 2 duomenų centras, kuriame buvo rezervinės kopijos. Atstatymo galimybės nėra, ką darysit? Iš naujo surinkinėsit duomenys. O jeigu tai yra vieninteliai duomenys, nieko nesurinksit, iš popieriaus nebepadarysit. Deja, bet būna ir taip. Teko matyti, teko savus serverius matyti, užpiltus vandeniu, teko iš viršaus bėgantį vandenį matyti, teko atstatinėti duomenys iš diskų, kurie tiesiog užpilti vandeniu. Keitėm elektroniką, perprogramavom viską, duomenys atstatėm. Svarbu, kad nebūtų fizinio pažeidimo. Taip, ką mes čia dar turim iš subirėjusių klausimų? Stengiuosi, kad jums aiškus ir klausimai ir atsakymų būtų. Ypač, kai aš nežinau, kokią auditoriją klauso, žinokit, nepykit. Pavieniais atvejais gal aš per griežtai. Ką mes ten turim iš piktų? Audituojami paslaugų tiekėjai nemėgsta. Bet jie gali, žinokit, jums pateikti kai kuriais atvejais tiesiog savo sertifikatus, kad juos auditavo kažkas. Chrome RDP, PVP, gal ir saugu. RDP visokių yra sprendimų. Verkia nori pripirkti papildomas įrangą, kad ir backupą, manau, pasirinkti turėti kelis cloud variantus, manau, nėra realu. Žiūrėkit, aš turėjau vienu momentu, pamenat, aš draugas LT vienas iš savininkų ir aš tam, kad prieiti prie savo infrastruktūros greitai, patogiai, dabar, už 15 minučių, o ne patekinėti svetimą duomenų centrą. Aš turėjau duomenų centrą vien tam, kad visą tai gyventų. Tai kartais tenka tokius sprendimus priiminėti, jie yra nepatogus. Kaip ir su valstybiniais duomenų centrais, kur sako, mums per brangu kaip paslaugos gavėjai valstybiniam duomenų centre laikyti savo duomenys. Laikykit pas privatukus, dėrėkitės pas privatukus. Jie gali bent jau dėrėtis dėl įkainių. Ar jie atitiks direktyvą? Ar jie bus kritinės infrastruktūros sąraše ir turės ryšį su valstybiniu saugiu tinklu? Kai kurie turės. Jeigu nesusipyks ir auditoriai nepasakys, kad ne, jūs nesaugus, mes jūs nepasileisim. Tai kažkaip taip. Aš manau, kad šiandien dieną turbūt viskas. Tiems, kurie norėtų su manim pabendrauti kažkokiais kituose mokymuose, ar savo organizacijoje užsakyti mokymus, rašykit, skambinkit, aš jums kontaktus buvau metęs. Pakartot gal? Tiem, kas nespėjo. Susirasit internete, ne taip jau sunku. Tai, ko gero tiek, būkite šiek tiek saugesni. Ir siūlau 18 dieną išgerti alaus. Jeigu 17 dieną, kaip jie planuoja direktyvos pakeitimus įstatymuose priims, kaip tik savaitę liko. Tai geros jums dienelės, būkit saugesni. Konica Minolta sprendimai, tą, ką aš peržiūrėjau, tą, ką aš iš savo pusės mačiau, yra saugus.
pritaikyti NIS 2 direktyvai. Tikėkime, kad atsirastų daugiau tikėjų, kurie gali mums padėti šitoje vietoje. Sėkmės, geros dienos.